Sveiki ir sveiki atvykę į mano trečiąjį ir paskutinį šio grojaraščio vaizdo įrašą. Jei eksportuojate arba planuojate eksportuoti į Ukrainą, tuomet net jei nesate atsakingi už muitų ar kitų pardavimo mokesčių mokėjimą, turėsite suprasti, kas tai yra. Tik tada galėsite įvertinti, ar jūsų prekės yra konkurencingos pagal kainą Ukrainos rinkoje. Ukraina taiko keletą muitų ir mokesčių importuojamoms prekėms, importo muitus, akcizo mokesčius, pridėtinės vertės mokestį. Be to, importui į Ukrainą taikomi muitinės apdorojimo mokesčiai, vieningas mokestis už transporto priemones, kertančias Ukrainos sieną ir uosto mokesčiai. Šioje prezentacijoje apžvelgsime Ukrainos laisvosios prekybos susitarimus, vidutinius muitų tarifus ir pridėtinės vertės mokestį. Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį, kad importui į Ukrainą taikomi muitinės apdorojimo mokesčiai, vieningas mokestis už transporto priemones, kertančias Ukrainos sieną ir uosto mokesčiai. Turėtumėte pasitikrinti pas savo krovinį ekspeditorių, kokie atitinkami mokesčiai būtų taikomi jūsų siuntoms. Be to, norėdami gauti tikslius atsakymus pagal savo situaciją, turėtumėte pasitikrinti pas savo krovinį ekspeditorių, Ukrainos buhalterį arba Ukrainos muitinę. Nuoroda pateikta žemiau aprašyme. Gerai, pažiūrėkime, su kokiomis šalimis Ukraina yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimus. Šiuo metu Ukraina turi 18 laisvosios prekybos susitarimų, apimančių 46 šalis. Tarp jų yra ES, UK, EFTA, Kanada, Izraelis, o kaip matote čia, Juodkalnija, Makedonija, Gruzija, Azerbaidžanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas ir Turkmėnistanas. Be to, verta paminėti, kad Ukrainos pasaulinio ekonominio atvirumo indeksas siekia 90% ir vis dar auga. Šis indeksas matuoja, kiek ekonomika yra atvira tarptautiniai prekybai ir investicijoms. Jis apskaičiuojamas padalijus bendrą šalies prekybą, eksportą ir importą iš bendrojo vidaus produkto. Aukštesnis indeksas rodo didesnį ekonominio atvirumo laipsnį. Tačiau tai nereiškia, kad muitų nėra. Jie egzistuoja. Juos apžvelgsime kitame skaidrėje. Kaip minėjau, kai kuriems importuojamiems produktams taikomi muitai. Žemės ūkio prekėms vidutinis taikomas muito tarifas yra 8,7%. Pramoninėms prekėms vidutinis taikomas tarifas dabar yra 3,6%. Norėdami sužinoti, ar jūsų eksportui būtų taikomi šie muitai, turėtumėte pasitikrinti pas savo ekspedijavimo įmonę ir arba Ukrainos muitinę. Nuoroda į muitinės tarnybą pateikta žemiau aprašyme. Gali būti, kad jūsų šaliai muitai netaikomi. Tačiau, kaip matysime kitame skaidrėje, gali būti, kad nepavyks išvengti Ukrainos pridėtinės vertės mokesčio. Kaip nurodyta čia, Ukraina taiko 4 pridėtinės vertės mokesčio tarifus. 20% taikoma daugumai sandorių, 14% taikoma tam tikriems žemės ūkio produktams, 7% taikoma atitinkamiems vaistams, medicinos prekėms ir tam tikroms paslaugoms, o 0% taikoma eksportui, tarptautiniam transportui ir kai kurioms kitoms paslaugoms. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad B2C skaitmeninėms paslaugoms, teikiamoms Ukrainoje esantiems klientams nerezidentų, taikomas 20% tarifas, nebent yra taikoma išimtis. Sandoriai, kuriems netaikomas pridėtinės vertės mokestis, apima vertybinius popierius, reikalavimo teisių perleidimą ir tam tikrus nuomos sandorius, taip pat tranzito paslaugas ir tarptautinės techninės pagalbos projektus. Taip pat yra specialių PVM išimčių susijusių su karo padėtimi, tai paaiškinau vaizdo įraše Ukrainos teisiniai, bankininkystės ir mokesčių aspektai. Ten išimtys nuo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio taikomas tam tikromis sąlygomis, kurios dažniausiai susijusios su Ukrainos atstatymo programa. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, turėtumėte pasitarti su savo Ukrainos buhalteriu arba susisiekti su ECIC Ukraina. Mūsų kontaktiniai duomenys pateikti žemiau aprašyme. Na, štai ir viskas, trumpa Ukrainos muitų ir pridėtinės vertės mokesčio apžvalga.
Ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą Ukrainos muitai ir pridėtinės vertės mokestis. Tikiuosi, kad jis jums buvo naudingas. Mano vardas Oksana Gunt ir tikiuosi sulaukti jūsų žinių. Mano kontaktiniai duomenys yra šiame skaidrėje ir žemiau aprašyme. Tikiuosi sulaukti jūsų žinių. Tuo tarpu linkiu jums didžiausios sėkmės verslo veikloje su Ukraina. Buvo malonu jums pristatyti, tačiau dabar perduodu žodį atgal Aleksejui. Ačiū, Oksana, už 3 puikias prezentacijas. Jums pavyko aiškiai ir glaustai apžvelgti sudėtingus ir plataus spektro klausimus taip, kad net aš juos supratau. Esu tikras, kad žiūrovai dabar jausis ramiai dėl teisinės ir fiskalinės aplinkos Ukrainoje. Drįsčiau netgi pasakyti, kad jie jausis dar pozityviau dėl verslo galimybių čia. Žinoma, šios prezentacijos negali apimti visų detalių, kurių gali prireikti konkretiems sandoriams ar projektams. Tačiau, kaip nuolat sakome, mes esame čia tam, kad padėtume. Jei žiūrovai turi teisinių ar mokesčių klausimų, kuriuos reikia aptarti detaliau, Oksanos kontaktiniai duomenys pateikti žemiau aprašyme. Jei šiame vaizdo įraše pateikta informacija jums buvo naudinga, labai padėtumėte mums, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šio vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo kontaktais. Būtume jums labai dėkingi. Svarbiausia, prisiminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra čia tam, kad padėtų, tad jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis. Kaip jau minėjome ankstesnėse prezentacijose apie partnerius, tolesnėse prezentacijose pabrėžiama, kaip galime padėti jums surasti tinkamus partnerius, kurie padės sėkmingai prekiauti su Ukraina.